Oi, kolegė, nužiūriu čia saldainių prisipirkus, vaje. Nu, baig, čia juodai dienai. Nu, kaip tu gražiai naktį vadini. Juoda diena. Vyras toks, dar ne visai senas, reiškia, meldžiasi, sako, viešpatie, padaryk taip, kad mano anūkų mačiutė būtų milijonierė. Labai tavęs prašau. Gudruočius. Anūkų mačiutė milijonierė. Geras. Taip, paaiškėjo po ilgų tyrimų, kokį automobilį vairuoja veganai. Pasirodo, tai yra Volkswagen Passat. Volkswagen. Žodžiu, ligoninėje koridoriumi eina bičiukas su batais, o ten, žinai, operacinės visokios reikia vaikščiais bachilais. Žinai, kur yra tokie maišai, kur ant kojų išsimauna. Seselė pribėga, sako, nes ponas, sako, ką jūs darot, kodėl jūs be bachilų šitų vaikštot, be antbačių? A, nieko tokio, sako, mano pažįstamas daktaras, taigi yra, nu. O sako, mikrobai tą žino? Tas pats. Išaiškinta, kas pasirodo yra tikrieji dabar labai populiaraus manekeno iššūkio nugalėtojai. Paaiškėjo, kad tai yra tiesiog Lietuvos kariuomenė. Kariai, kas rytą rikiuotė. Ai, sustingė. Ne, čia buvo nustatyta, kad tikrieji manekeno iššūkio dalyviai buvo Lietuvos futbolininkai, kurie žaidė prieš Slovakus ir gavo 4-0. Te gynybinės grandies. Taip. Sako, kada aš padarau kokį nors nesąmonę, ištaškau pinigų per savaitgalį ar dar kažką. Aišku, mane graužia sąžinė. Žinoma. Bet tokiu metu aš atsimenu, aš pagalvoju apie žmonės, kurie vestuvėms ima kreditą ir man gerokai palengvėja.